Pradėsime šį pamokslą kaip tradiciškai nuo žodžio atsiverskit. Atsiverskit Romiečiams 4 skyrių. Aš tai džiaugiuosi, kad mes vartom. Jūs džiaugiatės, kad jūs vartot? Ar turbūt dėl to, kad ne veltui Bibliją atsinešėt, čia dėl to džiaugsmas yra? Aš tai džiaugiuosi, kad mes tenai, įsivaizduojat, mes atsivertę randam tai, kas reikalinga mūsų gyvenimui. Argi tai nenuostabu? Daug kas atsivertę randa romaną kažkokį čia, tai knygoje. Arba siaubo istorija, kai Dievas išžudė tautas. Arba mistika apreiškimo knygoje, kur ten dar kažkas tai nesuprantama. O mes atsiverčiam Romiečiams 4 skyrių, 17 eilutę. Ir mums reikia tik tai galo eilutės, kur sako: ir tai, ko nėra, vadina taip, lyg būtų. Tai yra vienas iš sunkiausių dalykų žmogui, kaip čia pasakyti, prisiversti padaryti. Pamatyti tai, ko nėra, lyg tai būtų. Esat bandę ką nors tai padaryti? Kartais mums sudėtinga, vat, Renata yra čia, bet aš apsimetu, kad nėra. Sunku apsimesti, ne? O jeigu tavęs nėra, apsimesti, kad yra, dar sunkiau. Ir žmonės sėdi dažnai bažnyčioje ir jie žino, kad Dievas yra, bet elgesi lyg jo nebūtų. Ir jiem atrodo, kad jo iš tikrųjų ir nėra, nes niekame nemato, mato tik tai žmonės ir programą mato, ne, ir Bibliją mato. Tiesas mes matom, ar ne? Bet ar, kaip jūs galvoja, pas jūs minčių yra galvoj? Yra? Ar jums reikia apsimetinėti, kad jūs yra? Ne, jūs yra, ar ne? Bet ar jūs jas matot? Ar pačiupinėjat? Nepačiupinėjat? Ar jūs šiandien gyvi? Ar aš šiandien vienas kalbu čia? Renata dar vis kontaktuoja su akim, kiti atsijungia yra. Ką aš noriu pasakyti? Mes turime mintis ir mes nebejojame, kad jos yra, nors jų nematėm, nečiupinėjom ir žinom, kad tai yra vertybė, ar ne? Ir mums nesudėtinga yra šitą eilutę, kuri sako, ir tai, ko nėra, vadina taip, lyg būtų. Mintis yra tai, ko nėra, vadinam taip, lyg būtų, nors jos iš tikrųjų egzistuoja. Kodėl aš tai sakau? Iš tikrųjų mūsų gyvenimas vyksta ne tenai, kur mūsų akis mato. Ne tenai, kur mano rankos pačiupinėja. Aš, pavyzdžiui, galiu čiupinėti pianiną, ar ne, mano rankos čiupinėja. Bet tas pianinas gali būti man šlamštas arba vertybė. Keista. Rankos čiupinėja tą patį. Bet gali būti šlamštas arba vertybė. Taigi, kur yra tas tikrasis gyvenimas? Čia, mano mintise, ar ne? Tenai yra nusprendžiama čia šlamštas ar vertybė. Ir mes labai dažnai Dievo žodžiui sakome, tu esi vertybė, bet mes nesinaudojam jo. O kažkokiem tai pliotkam sakome, tu esi niekam tikęs pliotkas, bet aš ten tiek daug apie tave mąstau. Pasitaiko jums taip? Nors mes norėtumėm, kad Dievo žodis būtų praktiškas, ar ne? Ir kad jisai būtų naudojamas labiausiai. Atsiverskim, žinot ką, Mato Evangelija 22 skyrių. Ir po truputį eisim prie to, apie ką šiandien pamokslas bus. Mato 22 skyrius. 39 eilutė sako: mylėk savo artimą kaip save patį. Dievas turi svajonę mūsų gyvenime.
mūsų gyvenimui turi svajonę. Ir ta svajonė yra, kad mes praeitą sekmadienį apie ką kalbėjome, mes esame jo žmona, ar ne? Būsima jo žmona. Sužadėtinė esam. Ir jisai turi svajonę savo sužadėtiniai. Jisai svajoja, kad ta sužadėtinė pradėtų save mylėti. Ar žinot, kad jeigu aš nemyliu savęs, mano žmona yra didelioj bėdoj? Žiūrėkit, čia sako, mylėk savo artimą kaip save patį. Jeigu aš myliu savo artimą kaip save patį, o savęs nekenčiu, tai kaip aš elgiuosi su savo artimu? Nu, davai aktyviau, aš noriu, kad jūs gyventumėte šiandien. Alio, gyvi? Pakelkit rankas, kas yra online. Gerai? Aš uždavinėsiu klausimus. Klausimas yra, jeigu aš savęs nekenčiu, tai ar aš savo žmoną mylėsiu ar nekęsiu? Nekęsiu. O, kaip gerai, jūs gyvi esate. Aš savo žmonos nekęsiu. Ar aš savo kaimyną mylėsiu? Ne. Ar aš savo vaikus mylėsiu? Ne. Taigi ką? Visų pirma, save reikia mylėti, ar ne? Nes šičia sako, mylėk savo artimą kaip save patį. O kaip save mylėti? Su meilė savo yra tas pats, kas su to pianinu. Aš jį pačiupinėju, bet ar jisai vertingas, ar jisai šlamštas priklauso nuo ko? Nuo mano minčių, ar ne? Aš save mylėsiu nepriklausomai nuo to, ar mano alga didelė ar maža, su kokia mašina važinėju, kokius turi giminaičius, arba ar aš turiu namus. Ne nuo to priklauso, ar aš save mylėsiu. Bet priklauso nuo to, kas mano galvoje yra. Ką aš įsileidau tenai, kokia yra vertybių sistema. Ir Dievas turi svajonę, kad jo sužadėtinė. Ar galite pasakyti, aš esu jo sužadėtinė? Deividas sėkmingiausiai tai sako. Deividas yra sužadėtinė Dievo. Mergaitės, jūs tai drąsiai galite pasakyti, aš esu Dievo sužadėtinė. Aha, viena mergaitė yra. Ja. Dievas svajoja, kad jo sužadėtinė mąstytų apie save teisingai ir mylėtų save. Nes jeigu jinai nemylės savęs, ar jinai mylės savo sužadėtinį? Pagal šią eilutę. Ne. Jinai jo nekęs taip pat kaip savęs nekenčia. Taigi šiandien apie ką mes kalbėsim? Mes kalbėsime apie gerą savęs įvaizdį ir apie meilę savo. Čia šiandienos tema yra. Ir aš pradėjau nuo to, kad mūsų mintis yra tai, kas svarbiausia mūsų gyvenime. Visa kita yra tik tai pagal tai, kaip mes mąstom. Pianinas yra brangus, jeigu mano mintis brangina pianiną, ar ne? Taigi, pradėkime. Pirmas dalykas, pirma plyta, kuri sukuria gerą savęs įvaizdį tikinčiajam žmogui. Atsiverskime Psalmę 139. Psalmę 139. Puslapis 667. 14 eilutė. Paskaitykime garsiai visi. Girsiu tave, kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai esu sukurtas. Kokie nuostabus yra tavo darbai ir mano siela tai gerai žino. Žiūrėkite, girsiu tave, kad taip nuostabiai. Ar galime mes pasakyti, aš esu nuostabiai ir baimę keliančiai sukurtas? Taip Dievas apie mane galvoja. Jis ne tik taip apie mane galvoja, jisai taip mane ir sukūrė. Aš esu nuostabus ir baimę keliantis. Ką reiškia baimę keliantis? Tai yra, žavesi keliantis. Tai yra toks, o čia tai,
unikalus, žinai, kažkas tokio ypatingo. Dievas nori, kad jo žodis, tai, ko aš nematau, tos mintis, kuriuo aš nematau, kad aš jas pasimčiau savo ir vertinčiau. Dievo sužadėtinė turi svajonę. Tai yra, atvirkščiai pasakiau, kad Dievas turi sužadėtinį svajonę. Jisai nori, kad jinai mąstytų apie save taip, kaip jisai apie ją mąsto. Dievas sako, aš tave sukūriau nuostabiai. Sužadėtinė mano, sakyk apie save taip. Aš esu nuostabiai sukurta. Pasakykime mes garsiai. Aš esu nuostabiai sukurta. Tokia turi būti nuomonė apie mane. Mes klausėmės pamokslus, atsimenat apie tai, kad aš kirminas, žemės dulkė, atsimenat tokį pamokslą. Bet tenai kalba apie mano nuodėmingą prigimtį, tenai kalba apie mano kūniškas pastangas, apie tai, kad jos nieko vertos. Bet čia mes kalbam apie tai, ką Dievas sukūrė. Kad Dievas sukūrė mane nuostabų. Ir man nereikia savęs grūzinti ir gyventi pasmerkime. Antras dalykas. Atsiverskime Efeziečiam 2 skyrių. Mes žinome, kad Efeziečiam 2 skyriui nuo 1 iki 3 eilutės sako, kad mes buvome, žinai, tokie, šiokie ir anokie. 4 eilutė, bet Dievas apstus gailestingumą iš savo didžios meilės, kurią mus pamilo. Mus mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi. Vienas iš svarbiausių gero savęs įvaizdžio dalykų, ar aš esu kam nors reikalingas, ar aš esu vertingas, ar aš esu brangus ir kaip į mane žiūri mano mylimasis, kad aš nusidedu. Tai labai svarbu mano, kada aš prisidirbu, mano iš karto yra reikalai su mano savęs įvaizdžiu, ar ne? Kai aš kažką prisidirbu, ką apie mane dabar galvoja, ką dabar aš apie save galvoju. Ar ne? Ir Dievas sako, 4 eilutė, bet Dievas apstus gailestingumą iš savo didžios meilės, kurią mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais, mus va tokius pamilo. Ar jisai myli? Ar jisai myli tada, kada aš kritau? Ar jisai myli tada, kada aš nesąmonę pasakiau? Ar jis myli tada, kada aš nusidėjau, kada aš tinginiavau, kada aš, žinot, kiekvieną savo dalykus. Ar jisai tada myli? Psichologai šio pasaulio, jie sako, kad jeigu žmogus patikės, kad jisai niekam nebereikalingas, už 1,5 metų jisai mirs. Statistiškai. Jeigu jis patikės, kad jis niekam nebereikalingas. Ir dauguma tikinčiųjų, jie patikė, kad jų nuodėmė atstūmė juos nuo Dievo visam laikui. Tikinti žmonės, išgelbėti žmonės. Bet tai yra netiesa. Tai yra netiesa. Ir kodėl tai yra netiesa? Todėl, kad Jeremijo 31:37 sako, jeigu tu gali išmatuoti, kiek yra, rytai nuo vakarų, ant kiek toli, tada aš tau prikaišysiu tavo nuodėmę. Ten sako, jeigu gali suskaičiuoti žvaigždės, aš prikaišysiu tavo nuodėmę. Jeigu tu gali padaryti tai, kas neįmanoma, tada aš padarysiu tai, kas neįmanoma. Dievas atpirko tavo nuodėmes. Ir jisai sako, tu esi brangus, netgi ir tada, kai tu nusidėjai. Ir tu esi vis dar reikalingas, tu esi vis dar vertingas ir tu esi vis dar ypatingas jam.
tada, kai tu nusidėjai. Turėkime teisingą savęs įvaizdį. Negalvokime apie save pagal tai, ką mes nuveikiam. Galvokime apie save pagal tai, ką jisai galvoja apie mane. Gerai? Jono 15:13 sako, kad pati didžiausia meilė yra ta, kai atiduodi savo gyvybę už draugus. Kas tai padarė? Argi ne mano mylimasis tai padarė dėl manęs? Atidavė savo gyvybę už mane. Tada klausimas yra, ar aš mylimas? Ar aš galiu būti kada nors nemylimas? Ar aš galiu būti kada nors šiukšlė? Ar galiu būti kada nors niekas? Čia ta prasme kalbant, Dievo akise. Taip, ta prasme, kad jisai išsirinko tai, kas pasaulyje nieka, kad padaryti iš mūsų kai ką, ne? Mes žinom, 1 Korintiečiams, 1 skyrius. Bet čia sako, Dievas į mane visada žiūrės kaip ypatingą, kaip brangų. Ir jeigu Dievas mane priima, Efeziečiam 1 skyriui sako, aš esu priimtinas mylimajame. Jeigu jisai mane priima, tai aš turiu save priimti. Teisingai? Taigi jo mintis man yra svarbiausias. 1 Korintiečiam 4 skyrius, 3 eilutė sako, man mažai rūpi, kai jūs ar žmonių teismas apie mane spręstų. Žinote, net yra šitą vietą. Man mažai rūpi, ką aš apie save spręsčiau. 4 eilutė sako, mano teisėjas yra Dievas. Ir 6 eilutė sako, ir aš nemastysiu daugiau negu parašyta. Ir vat iš tenai kils tikras manęs įvaizdis. Jeigu tu neturi teisės pasakyti apie mane, jeigu aplinka neturi teisės, jeigu mano elgesys neturi teisės, kas lieka? Tik tai Dievas gali pasakyti apie mane. O jisai sako, tu esi nuostabiai ir baimė keliančiai sukurtas. Ir aš tau niekada neprikaišiusiu tavo elgesio, nes aš atpirkau tą elgesį, atpirkau tas nuodėmes. Ar jūs suprantate, koks yra jūsų įvaizdis? Ar jūs suprantate, kad jūs esate mylimi ir tai yra nepajudinama? Ir kad jūs neturite teisės apie save blogai galvoti, kitaip galvoti? Kaip ir sakiau, aš čiupinėju pianiną, jisai yra brangus. Nesvarbu, ar man atrodo kitaip. Jis yra brangus. Ir lygiai taip pat aš čiupinėju savo gyvenimą ir nesvarbu, kad man nepatinka spalvos mano gyvenimo. Nesvarbu, kad man nepatinka elgesys, ar aplinkybės, ar situacijos, ar mano klaidos, aš esu brangus. Tai yra požiūris, kurį aš privalau turėti. Privalau. Biblijoje yra daug kartų pasakyta žodis privalai, turi. Ar ne? Nebijokim to žodžio. Galbūt tai kvepia darbų programą. Aš esu girdėjęs. Jeigu žodį išgirsti daryk, galbūt tai kvepia darbų programą. O jums nekvepia darbų programą, kai jūs ryte atsikeliat ir labai norite į tualetą ir nubėgat į tualetą. Nebėgsiu, tai darbų programą. Dėk į kelnes. Esate tai bandę? Dėl to, kad tai kvepia darbų programą, ryte eiti į tualetą, aš neisiu. Jo, maisto valgymas yra darbų programa. Pamėginkit nevalgyti tada. Galvoti Dievo mintimis apie mane, tai darbų programa. Bet gal tai yra gyvybiškai svarbu, kaip ir nueiti į tualetą, ar ne? Tai yra labai svarbu. Atsiverskim Kolosiečiam 1 skyrių. Nuo Efeziečiam į priekį truputį. Kaip aš norėčiau, kad jūs giliai širdį tai įsidėtumėt ir mąstytumėt apie tai tol, kol tai taps jūsų širdies dalimi.
Mąstykite apie save taip, kaip Dievas apie jūs galvoja, nes visa kita šlamštas. Jums nereikia, kaip jūs galvojat, jums nereikia kaip aplinkybės. Kolosiečiam 1 skyrius 12 eilutė. Dėkotume Tėvui, kuris padarė mus. Jis padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje. Kaip šiandien mes giedojame? Tegu dangaus karalystė nusileidžia ant manęs. Kaip aš norėčiau, jeigu tai būtų įmanoma. Žinot, kas čia parašyta? Jis padarė mane tinkamą, kad visa tai būtų įmanoma. Ar žinot, kad jūs padarė tinkamą būti įkvėptiems Dievo dvasios, vedamiems Dievo dvasios, pripildytiems jo žodžiu? Jisai padarė jūs tinkamus išsižioti ir pasakyti frazę, kuri kažkam tai pakeis gyvenimą visam laikui. Padrasinimui padarė tinkamus, mylėti padarė tinkamus, atsakyti į klausimus, kurie žmogui yra gyvybiški, jūs padarė tinkamus. Gyventi šviesoje ir tokioje kokybėje, kokią Dievas apie jūs galvoja, Dievas padarė jūs tinkamus. Dievas padarė jūs tinkamus smerkti save. Nuodėminga prigimtis mus padarė tinkamus smerkti save, ar ne? Dievas padarė mus tinkamus save statydinti, drąsinti, save ugdyti tikėjime į tai, ką mes šiandien girdim. Ar žinot, jūs kai grįšit namo, žinot ką, pasakykite savo prieš veidrodį. Tu esi tinkamas save mylėti. Ta meilė, kurią Dievas tave myli. Tu esi tinkamas, tu esi pajėgus, tiesiog tai ir daryk. Ir tu neturi teisės kitaip elgtis. Nes kitaip, tas pats, kas nenueitum ryte į tualetą, prisisiuosi į lovą. Ar ne? Nori, nenori sisiuosi. Ar eisi tualetą ar neisi? Tu nori, nenori, turi gyventi. Todėl, jeigu tu nori gerai gyventi, tu privalai prieš veidrodį pasakyti. Atsistokit prieš veidrodį ir sakykit, tu neturi teisės manęs daugiau smerkti, prikaišioti mano elgesio ir sakyti, kas netinkama. Nes Jėzus už tai užmokėjo. Dabar man priklauso šviesa. Priklauso padrasinimas ir priklauso Dievo žodis apie mane. Ir jeigu jūs galite paklausti, o kas tai yra, mes eilutes daviau, ar ne? Nuostabiai sukurtas. Tai yra apie mane. Padarytas tinkamas paveldėti šventųjų dalį šviesoje. Toliau. Kuris išlaisvina mus iš tamsybių valdžios ir perkelia į savo mylimojo sūnaus, ką tokį? Karalystę. Ar ne? Tegu tavo karalystė nusileidžia ant manęs. Taip giedojam. O šičia ką sako? Ir perkelia į savo sūnaus karalystę. Žiūrėkite. Kuris išlaisvina mus iš tamsybių valdžios. Žinot, ką mes dažnai galvojame? Kad mane išlaisvino, o dabar, kai prisidirbau, atgal grąžino. Tai yra netiesa. Ir tai visada bus netiesa. Nes Romiečiams 10:29 sako, Dievo dovanos neatšaukiamos. Jisai dovanai išgelbėjo, dovanai pasodino aukštais danguje, Jėzuje Kristuje, Dievo Tėvo dešinėj. Jisai dovanai davė gerą savęs įvaizdį. Jisai dovanai ir tai yra neatšaukiama. Tai yra neatšaukiama. Jūsų mąstymas Dievo eilutėmis apie save, tai yra jums dovana. Ir tai niekada iš jūsų nebebus atimta. Viską, ką jūs galite, tai tom nesinaudoti. Arba naudotis. Ar ne?
Man būtina gyventi jo žodžiuose. Nes tai yra tiesa. Tai yra tai, ko aš nematau, yra labai aukštai. Bet dėl to ir aš dėl to ir esu tikintis. Nes aš tikiu tai, kas yra aukščiau, lyg tai būtų mano. Tai, ką nematau, lyg tai aš turėčiau. Dėl to aš ir esu tikintis. Aš privalau tikėti savo poziciją, kur yra Kristuje Jėzuje. Žinot, kokia jinai? Esu pasodintas aukštybėse. Ir kada aš nusidėjau, aš savo turiu teisę ką sakyti? Aš esu pasodintas aukštybėse. Aš nesu numestas iš aukštybių dabar dėl to, kad nusidėjau. Nors mes norėtumėm tai sakyti, bet mes gyvenam tikėjimu, ar ne? Mano pozicija yra, aš pasodintas Kristuje, aukštybėse. Ir nesvarbu, kaip sušiktai, bet keiktis negaliu, ne? Bet ant kiek daug sako tas žodis. Nesvarbu, ant kiek sušiktai aš jaučiuosi. Aš esu pasodintas. Aš privalau tikėti savo poziciją Kristuje. Kitas dalykas, esu naujas kūrinys. Tada, kada viskas manyje atrodo seni įpročiai, ane? Senas išsilavinimas, senas mąstymas, senas žodynas, aš esu naujas kūrinys. Ir Dievas sako, Izaijo 43, 18, 19. Jisai sako, kad štai viskas yra nauja. Ir ką aš sakau? O, ne, nesąmonė. Arba, o taip, tai yra mano pozicija. Viskas yra nauja. Ir kai aš dabar nusidėjau ir prisidirbau, aš sakau, Dieve, ačiū tau, kad praeities nebėra. Ačiū tau, kad esu naujas lapas. Aš tikiu tom ir aš nesirašiu tikėti kitaip, nes tavo žodis taip sako. Viskas yra nauja. Taigi, pabaigai. Šiandien apie ką mes kalbėjom? Mano pozicija Dieve. Jisai turi svajonę, kad aš tenai gyvenčiau. Jis turi svajonę, kad jo žmona mylėtų save taip, kaip Dievas ją myli. Kad priimtų save taip, kaip yra priimtina mylimajame. Ir tada Mato 22:39, kur skaitėm, mylėk savo artimą kaip save patį, tada tas žodis bus myliu artimą kaip save patį. O ne nekenčiu artimo, nes savęs nekenčiu. Iš tikrųjų, mano artimas turi rimtų problemų, jeigu aš nemastau su Dievu. Rimtų problemų. Mano vaikai turi rimtų problemų, jeigu nemastau su Dievu. Mano bendradarbiai turi rimtų problemų. Ir sielos, kurios eina gatvėje ir aš jų nepažįstu, jos eina į pragarą dėl to, kad aš nemastau su Dievu. Dėl to, kad aš turiu rimtų problemų. Dėl to ir jų nemyliu. Ir jie turi rimtų problemų. Ir Dievas sukūrė mus turėti gerą savęs įvaizdį. Gal pabaigai paskaitykime tą psalmę, ne? 139. Psalmė 139, 14, ar ne? Girsiu tave, kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai esu sukurtas. Garsiai visi skaitom. Girsiu tave, kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai esu sukurtas. Kokie nuostabus yra tavo darbai ir mano siela tai gerai žino. Mano siela tai gerai žino, jūsų siela tai gerai žino. Ar jūs išdrįsite veidrodžiui pasakyti? Klausyk manęs įdėmiai. Tu veidrodyje dabar žiūri į tą, kuris yra Dievo rankomis nuostabiai sukurtas.
nėra prie ko prikibti. Tai yra Dievo sužadėtinės geras savęs įvaizdis, nes jinai trokšta gyventi savo sužadėtinio glėbyje. Ir bažnyčia ir trokšta gyventi Dievo glėbyje. Dievo žodžio glėbyje, ane? Dievo minčių glėbyje. Ir tegu tavo karalystė nusileidžia ant manęs, aš žinau, Dieve tu nugalėjai. Gerai, dėkojam Viešpatie už tai, kad tu šiandieną mums pasakei. Ir trokštam, kad tai įsėstų giliai į mūsų širdį, į mūsų kasdienybę ir į mūsų požiūrį į save. Nes tai, kaip mes mąstom apie save, taip mes ir elgiamės. Jeigu save mylim, iš meilės elgiamės. Jei savęs nekenčiam, iš neapykantos elgiamės. Dėkojam Viešpatie Jėzus vardu. Amen.